iš po krepšio. Svečiai jau atkovojo 6 kamuolius ir štai tas antrasis šansas. Pirmasis aikštės šeimininkų tritaškis, pirmieji Stepono Bobrausko taškai lygų. Bandė čia Lietuvos Ryto krepšininkai gintis aikštę. Su sirena pavyksta Kauno Žalgirio komandai užbaigti pirmąjį kėlinį. Čia Tautvydas Lydeka įsibėgėja, bet Mindaugas Kuzminskas padeda komandos draugui. Ilgas perdavimas Nedovičiui. Įspūdingai nemanė Nedovičius. Dar piktų žvilgsnių palydi vieną iš Kauno Žalgirio komandos žaidėjų, tarsi pasiųsdama žinutę, jog šioje serijoje dar ne pabaiga. Bendžius. Dar kartelį Eimantas Bendžius pataiko trečiąjį tolimą metimą. Janis Blumas iš toli pataiko po 2 iš eilės netikslių tolimų metimų. Kšištofas Lavrinovičius iš toli 3 taškai su pražanga. Kokį metimą pataiko Kšištofas Lavrinovičius. Vilniečiai pirmieji praranda kamuolį ir tuo naudojasi Žalgirio komandai. Pirmą kartą Žalgiris įgyja dviženklę persvarą. Katelynas iš viršaus, tarsi bandydamas pažadinti savo komandą, pelno 4 tašką puolėjas. Čia pučiamas Adas Juškevičius. 4 sekundės skirtas atakai. Kuzminskas iš krašto smeigia tolimą metimą Mindaugas Kuzminskas. 66-55 ir šis tritaškis priartina Žalgirio komandą prie 4-osios pergalės finalo serijoje. Štai tokios atakos po truputėlį laidoja aikštės šeimininkų viltis ir dar vienas dėjimas iš viršaus. 3 metus iš eilės triumfuoja žalgiriečiai 83-65. Toks yra galutinis rezultatas.